sveikos mielosios, mielos moteris, merginos, damos. Kviečiame Jūs 10-ąjį kartą pasimatyti sijonuotai vasarai. Šiais metais, penktadienį 28 dieną, 5 valandą kviečiame susitikti prie katedros aikštėje. 5 valandą arba nuo 6 laukiame ir Bernardinų sode. Ateikit, nesvarbu, kuriuo laiku galite ir pavėluoti. Tai va tokia irgi pagrindinė žinutė, kad tai nėra griežtos pradžios laikas. Tai va, kągi mes veiksime? Ką mes veiksim? Susitiksim katedros aikštėje, gražiai nuotraukai nusifotografuosim, visos susitiksim, pasilabinsim ir keliausim į Bernardinų sodą, kur mūsų lauks mankšta ant žolės, sijonuota. Viktorija mus pakvies judesiui, kalanetikos judesiui, grakščiam judesiui, susijungti vienai su kita. Paskui aš pakviesiu atsigręžti pačiai į save ir meditacijai, stabtelėjimui, pajausti erdvę, žolę, bet tikrai nukeliausim į Vilnelės, bangas, Vilnis ir truputį atsigaivinsim vandenyje. Ir paskui keliausime, vėl grįšime ant žolės ir ten mūsų lauks. Taip, šiais metais mūsų laukia ypatinga viešnia, talentingoji indiškų šokių šokėja Kristina Luna, kuri ir parodys mums tą šokį, koks jis yra ypatingas ir jausmingas, indiškas šokis, ir pakvies mus trumpai pamokėliai pačioms irgi patirti tą judesį, kurio galima pasakoti istoriją. Ir turim ir tęsinį šių indiškų motyvų. Taip, pakvies mūsų meistrė Alesandra pasipuošti kūną chna piešiniais, įvairiais raštais. Tai irgi laukia daug grožio, ne tik patyriminio, bet ir to, kurį galėsim išsinešti savyje ir ant savo kūno. Tikrai taip, ir apskritai, aišku, tai yra laikas savo, susitikimas su drauge, su draugėmis, papiknikauti, bus puikiai fotografija Sigita, tai bus ir foto prisiminimų šio renginio. Tai tikrai puikia proga vasaros tokiam nuotykiui ir nuostabiam kadram į mūsų albumus. Kągi svarbu prisiminti, ką atsinešti reikėtų? Ką atsinešti? Tai prisiminti, kad sijonuota vasara, sijonuotas judesys, tai kviečiam būti su ilgom suknelėm, sijonais, nepamiršti gėlių, nebūtinas prašymas, bet kvietimas, kuris kviečia taip pat į labai gražią tradiciją tas gėlės paskui padovanoti kitai moteriai sutiktai pakeliui į Bernardinų sodą. Taip pat galim gražiems kadrams ir smagiems pabuvimams burbulų, kur Aistė čia dabar gražiai iliustruoja ir demonstruoja. Tai labai smagu. Ar vėjo malūnėlių, galbūt balionų, ar skryvelę pasimti. Kažką tokio, kas tikrai padeda sukurti tą vasarišką tokį pikniko nuotaiką visoms mūsų kartu bendrystėje. Taip, ir paminėjai, kad tai yra piknikas. Tai pikniko atributai. Tai tikrai kažką pasitiesti ant žolės, kad susikurti savo erdvę ir savo draugiai, draugėms, esamoms ar busimoms. Ir kažkuo pasivaišinti, beje žada karštą dieną, tai nepamirškime vandens. Akinių nuo saulės galbūt irgi kartais prireikia. Galbūt. Ir tiesiog nusiteikimą, gerą nuotaiką. Mes tikrai visų labai laukiam, net jeigu tai yra mastot, kad niekada nebuvot, o čia kalbam, kad čia tradicinė yra šventė, tai tradicijos tęsiasi ir jūs galite pirmą kartą ateiti. Net ir po vieną, nebūtinai turėti tą draugę, galbūt negali, gal išvyko ir net tai kviečiame atrasti naujų pažinčių, naujų draugų, bendraminčių. Tikrai taip atsitinka ir ne kartą ar ne ateina moteris ir po vieną ir labai džiaugiasi, kad išdrįso, kad pagalvojo, kad dėl to verta ateiti, net ir vėliau šiek tiek priminimas ateikit, mes tikrai būsime sode iki 8, tai tikrai jau dar ir ilgiau pasisėdėti. Taip, ir galim tiesiog ateiti, pabūt, prisijungti. Įsikvėpti ar pabūti judesyje. Mes labai taip atvirų kvietimų ir atvirom širdim labai tikrai laukiam jūsų visų. Tariam iki pasimatymo penktadienį 28 dieną 5 valandą prie katedros arba nuo 6 sode ant pievelės. Iki pasimatymo. Gėlių efektas.